Atsiversim Jokūbo laišką, 4 skyrių. Puslapis 1209. Puslapį aš sakau tiem, kurie turi tikėjimo žodžio vertimo Bibliją, nes tada puslapis atitinka. Mes vakar turėjom praktiką, kai jie turėjo katalikišką Bibliją ir mūsų puslapis buvo 1200, ten pasibuvo 3000 turbūt, bent jau pagal storį, aš manau. Ja, gerai. Jokūbo 4 skyrius. Ir puslapį sakau tam, kad greičiau atsiverstų tie, kurie nežino, kur Jokūbo laiškas. 4 skyrius, 14 eilutė. Jūs nežinote, kas atsitiks rytoj ir kasgi jūsų gyvybė. Garas, kuris trumpam pasirodo ir paskui išnyksta. Kas iš jūsų dažnai atsimenat tą eilutę? Mano gyvenimas yra garas. Tai yra, žinot, kai žiemą išeini į lauką ir kvėpuoja ir iškvėpi garą. Kiek ilgai jūs jį matote? Va tiek ilgas mūsų gyvenimas. Kalbant apie amžinybę, mūsų siela yra amžina. Kalbant apie amžinybę, jis yra garas. Ir viskas prasideda kitas etapas, kuris yra jau po mirties. Ir mes gyvename tokį trumpą gyvenimą ir esame trumpam laikotarpį ir ką mes norime čia padaryti. Kaip mes norime jį nugyventi. Ir daugybę pasiūlymų, ne? Mes turim daugybę pasiūlymų. Bet koks yra mano noras ir ar aš einu ten, kur aš noriu. Šiandieną apie ką mes kalbėsime apie atleidimą ir kalbėsime apie meilę ir kalbėsime apie teisingumą. Apie tos 3 dalykus. Ir tie visi 3 dalykai, jie mūsų gyvenime, Oga, tu blaškai smarkiai. Tie 3 dalykai mūsų gyvenime, mūsų kasdienybėje, jie visada kažką sako. 2 Korintiečiams 5:14 sako, Kristaus meilė valdo mus. Aš norėčiau taip nugyventi. Jūs norėtume taip nugyventi? Kristaus meilė valdo mane. Vau, žinai. Ir aš nugyvenęs savaitę laiko, aš sakau, šią savaitę aš tikrai galiu pasakyti, Kristaus meilė valdė mane, vedė mane, nukreipė mane, pripildė mane, kalbėjo per mane. Nugyvenęs mėnesį, aš norėčiau tai pasakyti. Šį mėnesį Kristaus meilė valdė mane. Metus nugyvenęs. Mes per Kalėdas susirenkam šičia. Ir atsimenu bent jau su Dalia, ne? Klausimas pastoviai buvo per šios metus, žinai, kas buvo per šios metus. Ir mes atsimenam, kas buvo per šios metus. Ta prasme, ne kur važiavam ir ką darėm, bet ką Dievas padarė per šios metus mano gyvenime. Aš norėčiau per Kalėdas pasakyti, šios metus Kristus meilė valdė mane. Ir aš atsimenu daugybę punktų, kur jinai mane vedė. Daugybę punktų, kur aš jai paklusau ir dėl to per mane darė stebuklus ir aš norėčiau vardinti. Dievas sako, negalvokite apie buvusius dalykus, apie praeitį, bet yra viena eilutė, galbūt 2 eilutės, bet tą patį kalbą. Viena eilutė Biblijoje, kuri sako atsimink. Visos sako neatsimink, bet viena sako atsimink. Ir jinai dėsto, man atrodo, kad galbūt Jeremijo 9 skyrius, kažkur ten 25 eilutė, tenai sako, atsimink tuos dalykus, kur Dievas padarė tavo gyvenime. Visa kita neatsimink, bet tuos dalykus, kur padarė. Ir Jėzaus meilė valdė mane. Aš norėčiau pasakyti po metų laiko. Aš norėčiau pasakyti, kai praeina tas mano garas gyvenimo. Kai aš esu mirties patale, norėčiau pasakyti, Jėzus meilė valdė mane. Ar ne? Norėtumėt? Dabar, žiūrėk, kas nori, pakelkit ranką. Ir dabar visi, kurie nedrąsus, Davidas pakelkit. Žiūrėk, jūs esate aktyvus. Žinot, dažniausiai klausimas yra užduodamas toksai, kad tik tai tie drąsieji galėtų kelti rankas. Pavyzdžiui, kas iš jūsų nusidėjo vakar? Žiūrėkit, jūs ir čia aktyvus esat. Gerai. Aš norėčiau, kad Jėzus meilė valdytų mane ir norėčiau, kad kiekvieną valdytų, nes tai yra palaimė. Tai yra tikras, tai yra
tai yra prasmingas garas. Gyvenimas mūsų yra kaip garas, ne? Labai trumpas, bet jisai turi tiek daug svorio ir tiek daug prasmės, jeigu Kristaus meilė valdė visą tą trumpą mūsų periodą gyvenimo. Taigi, šiandieną. Gerai, atsiverskime mes Jokūbo, ne? Buvom Jokūbo atsiverti. Jokūbo 2 skyrius. Gerai, gal aš nupiešiu kai ką. Čia esu aš, šičia yra kitas žmogus ir šičia yra teisingumas. Kitaip sakant, gyvenimo normos ir standartai. Aš žinau, kaip reikia elgtis. Aš žinau, koks elgesys yra geras ir priimtinas ir aš žinau, kas yra šlamštas ir kaip negalime elgtis. Ir ką pasėsi, tą ir pjausi. Ar ne? Mes žinome. Sėjai pomidorus, augo pomidorai, žinai, sėjai dilgėlis, augo dilgėlis. Dilgėlius sėja kas nors? Kas turi dilgėlius sėklų? Aš norėčiau pamatyti. Ne, dilgėlius sėja velnis. Bet mes kartais sėjam ką nors tokio negerą. Gerai. Ir žmogus, aš žiūriu į tą žmogų ir dažniausiai, natūraliai, mes žiūrime į tą žmogų per mūsų, kaip mes suprantame, kas yra teisinga, kas ne. Žmogus, pavyzdžiui, užduodi tokį klausimą. Toksai retorinis klausimas yra, ne? Retorinis, kai nereikia atsakyti. Užduodi retorinį klausimą. Kaip jūsų maldos gyvenimas šią savaitę? Ir taip, žinai, dairais aplinkui, nei vienas nesat sužavėti, taip viduj, žinai, nei vienas nesat sužavėti, aš manau nekoks. Ir sekantis mano teiginys bus, tie, kas nesimeldžia, neturės gyvybės. Žinai, ir aš pradedu smerkti, ne? Jūs nežinot, kurį aš smerkiu, nei vienas rankos nepakėlė, žinai, bet aš galiu retorinį klausimą, žinai, smerkti. Neturės gyvybės. Ir aš ką darau pagal teisingumą, ne? Jūs blogai elgėtės. Ir aš dabar į jūs žiūrėsiu pagal tai, kaip jūs elgėtės. Arba pavyzdžiui, tarkim, kažką blogo man padarė. Atėjo ir sudaužė mano močiutės, promočiutės dovanotą puodelį. Žinai, gali daužyti visus puodelius, bet šitą tu sudaužėjai. Ir teisingumas yra toksai, kad tu turėtum jį atpirkti, bet čia yra promočiutės dovanotas puodelis. Promočiutės nebebus ir man jinai nepadovanos ir tai, kad tu nupirksi, nebebus tokios vertės. Ar ne? Ir aš galiu ir tada neįmanoma tau atpirkti tos kalties. Puodelio nupirkti nebeįmanoma. Ir tada aš žiūriu į tave ir kaip man į tave žiūrėti visą likusį gyvenimą dėl to puodelio. Puodelis yra niekniekis, ne, bet mes turim rimtesnių dalykų. Čia yra pavyzdys. Tai yra niekniekis, bet tu nebegražinsi. Ir pasirinkimas yra toksai, nupiešim čia kryžių, ne? Pasirinkimas yra toksai. Jėzus Kristus sako, tu nusidėjai, atgal laiko nebegražinsi. Ir kaip tau dabar atpirkti tą nusidėjimą? Viskas visam gyvenimui nusidėjęs. Teisingai, ne? Tas pats, kas puodelį sudaužė, promočiutės dovanota. Nebetpirksi. Visam laikui esi nusikaltęs. Ir Jėzus Kristus atėjo pas mane ir sako, tu nusidėjai, visam laikui nusikaltęs. Ir aš dabar nueisiu ir atpirksiu tą nuodėmę. Aš pats atpirksiu tą nuodėmę. Ir dabar tu būsi laisvas, ar ne? Ir man jisai sako, yra toksai būdas žiūrėti žmogų, kai ta nuodėmė yra atmokėta. Žiūrėkit, puodelį nieks nebeatpirks, ar ne? Puodelį nieks nebeatpirks. Bet aš galiu pats
nupirkti tą puodelį. Tai yra, tu sudaužėjai ir tau pasmerkimas už tai, bet aš sakau, aš dabar aukoju visą tą savo gerą atsiminimą apie močiutę ir jisai bus be puodelio. Žinai, aš džiaugiuosi močiutę be puodelio. Tu nepergyvenk, puodelio nebėra. Ir puodelio nebereikia, močiutė man brangi ir taip. Ok? Spandi, aš paukoju savo tą relikviją. Tiek to, puodelio nereikia, močiutė brangi ir taip. Gerai? Ir tu man esi brangus, dėl to aš apie puodelį nebekalbėsim, gerai? Jo nebėra, jo nebuvo ir tu nieko nepadarei. Ir Jėzus Kristus tai padarė mums. Jis sako, aš atleidžiu tavo nuodėmes, to nebėra. Izaijo 43:25 sako, aš atleidau tavo nuodėmes ir tenai originalų kalboje sako, aš tas nuodėmes patraukiau nuo regėjimo. Tai yra, jos nebesimato, niekada nebesimatys. Jos nebesimato. Ir to puodelio nebesimato. Jisai nebeegzistuoja ir jisai iš vis nebeegzistuos niekada. Mes dabar kalbam apie atleidimą. Ne? Apie atleidimą. Mes norime natūraliai visada žiūrėti tarp to, kas yra teisinga pasielgti ir neteisinga pasielgti. Jeigu tu nusižengiai, teisinga būtų į tave žiūrėti, žinai, su kritika, su įtarimais ir taip toliau. Bet mes turime vieną klausimą. Aš pradėjau nuo to, ar jūs norėtumėt nugyventi gyvenimą, kad Kristaus meilė valdytų jūs. Mes norėtumėm, ar ne? Ir šiandieną tema yra va tokia. Yra, ar noriu mylėti. Mylėti. Ir va šičia yra mano santykiai su bet kokiu žmogum. Ar aš noriu jį mylėti? Mes turime santykius su savo vaikais, kurie daro klaidas, kurie sudaužo brangius daiktus, ne? Mes turime santykius su savo bendradarbiais, kurie nesąmonės daro ir mus nori išmokinti nesąmonį, kaip Renatas sakė, tu negeri, mes tave išmokysim, nepergyvenk, bendradarbiai, žinai. Ir jie, daro žalos, ne? Bet ar aš noriu juos mylėti? Jeigu aš apie tai negalvoju, aš su jais elgiuosi, žinot kaip, jie geria, jie asalų banda, šalia jų nebūsiu. Taip yra teisinga elgtis. Teisingai? Taip yra teisinga elgtis. Asilų banda, šalia jų nebūsiu. Jie nesupranta, ką jie daro, aš suprantu, ką aš darau. Aš einu ten, kur tik tai aš suprantu, ką aš darau. Ar ne? Bet ar aš noriu juos mylėti? Nes žiūrėkite, tai, ką aš čia apačioj nupiešiau, lygiai tas pats yra viršuj. Tik tai viršuj, ką Dievas su tom padarė. Teisingumas yra toks, aš nusidėjau. Aš esu asilas iš tos bandos. Dievas sako, aš nenoriu šalia jo būti. Einu ten, kur aš noriu. Taip pasakė Dievas? Ne. Ne taip pasakė Dievas. Jisai pasakė, aš noriu jį mylėti. Ar ne? Būtent dėl to, kad Dievas pasakė, aš noriu tave mylėti, dėl to tu esi čia šiandieną. Ir dėl to tu mastai būtent taip, kaip tu šiandien mastai. Dėl to tavo gyvenimas yra pakeistas nuo tos akimirkos, kai tu buvai tos bandos narys. Ne? Asilų bandos narys. Nusidėjėlių krūvos, kaip aš sudėtinga formulė dabar, nusidėjėlių krūvos dalelytė. O, čia yra geometrija. Gerai, nedarykim sudėtingai. Nupiešiau brėžinį ant greičio. Daug informacijos. Dabar mes lėtai. Gerai? Lėtai. Kiek mes turim, dar biškį laiko. Neatleidimas ir žiūrėjimas į žmogų per tai, kas yra teisinga ir neteisinga, tai uždaro visus santykius tarp mūsų. Tarp manęs ir tarp to žmogaus nebebus santykių. Dėl to, kad stovi tas nusižengimas. Ir teisinga būtų su juo nebebendrauti. Žiūrėkite, tie, kurie ilgiau yra bažnyčioje šičia,
ta prasme ilgiau, metais 2-3, ne? Ar jūs galite pasakyti taip sąžiningai, kad mes esame tikrai nusidėlių krūva? O taip. Žinot ką? Tai yra visiška tiesa. Tai yra visiška tiesa. Mes esame nusidėlių krūva. Bet aš turiu klausimą. Ar jūs norite mylėti vienas kitą? Jeigu jūs norite mylėti vienas kitą, aš jums pasakysiu kai ką ypatingo. Žiūrėkit. Šičia esu aš. Šičia yra Jėzus. Ane? Jėzus. Aš. Šičia yra tu. Ane? Taip parašykim. Aš turiu kažkaip į tave žiūrėti. Kažkaip turiu. Nu, tu taip pačiai bažnyčiai esi su manim. Ane? Tu tam pačiam gyvenime su manim. Kažkaip turiu žiūrėti. Žiūrėkit, neįmanoma žmogui atleisti kitam žmogui. Vienas žmogus neįmanoma, kad atleistų kitam žmogui. Jėzus Kristus. Kodėl neįmanoma? Todėl, kad tu nusižengiai ir aš turiu, kad jeigu noriu aš tau atleisti, aš turiu užmokėti pilnai už tavo nusižengimą. Tada jisai bus atleistas. Suprantat? Pavyzdžiui, tarkim, turėjau 1000 litų kišeniai ir tu iš manęs jį pavogiai ir kažkur išvaistei. Man įmanoma atleisti tik tai tokiu atveju, jeigu aš tą 1000 litų, kurį tu pavogiai, iš tavęs nebeimsiu, pats užsidirbsiu. Užsidirbsiu ir vėl įsidėsiu į kišenę ir sakysiu, aš dabar tau atleidau. Bet čia yra viena dalis, kita dalis yra tu dar nusižengiai, o va šito negaliu atpirkti. Suprantat? 1000 litų galiu grąžinti į kišenę, bet tavo nusižengimo negaliu grąžinti atgal, kad tu būtum nebe nusižengęs. Bet Jėzus Kristus, jisai žiūrėkit, Jono 3,16, nes Dievas taip pamilo šį pasaulį, kad atsiuntė savo viengimį sūnų, kuris buvo tinkama kaina už tavo nusižengimus. Įmanoma atmokėti, bet tik tai jisai, Jėzus Kristaus kraujas pralietas buvo vienintelis būdas, kaip galim užmokėti. Suprantate? Ir Jėzus Kristus atleido. Bet tas atleido nėra, kad aš tau atleidžiu. Ne, jisai nuėjo, užmokėjo viską. Viską užmokėjo. Kiekvieną tavo nusižengimą čiuk atidirbo. Suprantat? Atkentėjo, gavo, kiek ten sako, 40 kirčių be vieno kirčio, ne? Nu ten 39 kirčius už tave gavo. Jisai buvo nuplaktas, jisai buvo nukryžiuotas už tave, vinis buvo prakalta, tai buvo už tave, tavo kaina nuodėmių. Jisai buvo pradurtas šonas jam buvo, ne? Ir jisai buvo erškėčių vainikas uždėtas ant galvos, ir šičia subraižyta viskas, ir buvo skausmas didelis, ir taip toliau, ir taip toliau. Mes žinome daug dalykų apie tai. Tenai buvo kaina. Ten buvo pralietas kraujas ir ten buvo kaina. Ir jisai, vat sako, jisai visą tai darydamas, jisai tau atleidinėjo kiekvieną nuodėmę. Ir erškėčių vainikas yra už šitą nuodėmę. O prakalta ranka yra už kitą nuodėmę. O pradurtas šonas už kitą. O kiekvienas kirtis yra už kiekvieną tavo kitą nuodėmę. Suprantat? Jisai apmokėjo. Jis nesako, aš tau atleidžiu. Nes jis sako, aš einu tau atleisti. Ir jisai padarė viską ir sako, o dabar atlikta. Ar ne? Jono 19:30 sako, atlikta. Ir jisai tau atleido, tu negali atleisti žmogui. Nebent eisi ant kryžiaus ir darysi tai, kas Dievo akise bus užskaityta kaip atleidimas. Bet tai nebeįmanoma, dėl to, kad Dievas jau atleido visus nuodėmes. Žiūrėkit, kaip įmanoma man žmogui atleisti? Aš ateinu pas Jėzų Kristų ir sakau, tu užmokėjai už jo šitą nuodėmę? Jis sako taip.
tada aš pasiemu iš jo tą raštą, kad užmokėta ir nešu tau. Suprantat? Žiūrėkite, yra atleiskite, kokia čia eilutė, kas daug pažįsta Dievą, tas daug myli. Žinote eilutę? Kam daug atleista, tas daug atleidžia. Ar ne? Tiek, kiek aš pažįstu, kiek Jėzus Kristus atleido man, tiek aš galiu ir tau atleisti. Tas pačius popierius tau duoti. tą patį atleidimo blanką. Sudėtinga. Gerai. Aš atleisti kitam žmogui niekada negaliu, bet aš galiu Jėzus Kristaus atleidimą jam atnešti. Ir dėl to žmogus, kuris sako, aš negaliu tau atleisti, jisai žinai, ką sako? Dievas man neatleidžia ir su manim tam tikrų būdų elgiasi. Ir aš dabar tokiu pat būdu su tam elgsiu. Bet iš tikrųjų jisai nepažįsta Dievo. Ir jisai daro karachyrį neteisėtai. Žinai, kas karachyrį yra? Gerai. Jeigu aš neatleidžiu kitam žmogui, aš sustabdau visus santykius su juo. Aš su juo elgiuosi teisingai, bet aš atsisakau mylėti. Bet jeigu aš Jėzus Kristaus atleidimą jam atnešu, tada aš galiu mylėti laisvai. Ir ką aš klausiau, ar mes esam nusidėjėliai? Ir žinot, mes esam nusidėjėliai, ar mes norime mylėti vienas kitą? Ar mes galime sakyti, gerai, Dievas atleido tau. Aš nebeturiu nieko prieš tave. Dievas atleido tau. Ir tada prasideda mūsų bendravimas. Tada aš nebežiūriu tave kritiškai, nebežiūriu tave per tą filtrą, žinai, aš atsimenu visą archyvą, ką tu čia pridirbai per paskutinius keletą metų, kol tu čia triniesi su savo tais, žinai, aštriais kampais į mano gyvenimą. Ne, aš to nebeatsimenu. Kaip ir sakiau, Izaja 43:25, patraukiu nuo regėjimo. Tai vadinasi atleido. Gerai, man atrodo, kad kartuoju tą patį, ne, man reikia į toliau biškį. Neatleidimas, jisai visada turi paaiškinimą, ar ne? Aš neatleidžiu, nes. Teisingai? Aš neatleidžiu, nes. Bet ar aš noriu būti Dievo vaikas, ar aš noriu būti teisingumo teisėjas? Šiandien mes tave nuteisėm, nes. Ar šiandien mes tau atleidžiam, nes Dievas atleido. Apmokėjo viską. Kieno aš esu mokinys ir kieno aš esu vaikas? Ar ne? Gerai, mes atsivertėm Jokūbo 2 skyrių, 13 eilutę. Teismas negailestingas tam, kuris neparodė gailestingumo, o gailestingumas triumfuoja prieš teismą. Gailestingumas triumfuoja prieš teismą. Žiūrėkit, įsivaizduokit, sėdžiu aš teisme, kurį mane teisia. Kiekvienas gali pasakyti, mane teisia, aš sėdžiu teisme, mane teisia. Teisėjas sėdi tenai ir jisai sako, tu padarei nusikaltimą. Už šitą nusikaltimą pagal tokį straipsnį tau dabar priklauso 5 metai kalėjimo. Taigi paskutinis mano nuosprendis yra, tu dabar paleistas. Kaip jums tai atrodo? Žinot, kas įvyko? Taip, aš 5 metai kalėjimas, bet atėjo gailestingumas. Žinot, kodėl atėjo gailestingumas? Aš noriu mylėti. Aš nenoriu 5 metus nebendrauti su tavimi.
Aš nenoriu neapykantą laikyti prieš tave. Aš nenoriu eiti į bažnyčią ir sėdėti. Aš įsivaizduoju, ateinu į bažnyčią ir sakau, tas irgi atėjo. Aš pažiūrėsiu, kur jis sės, kad man netyčia šalia neatsidurčiau. Rimtai aš jums sakau, tokie dalykai vyksta. Aha, jis tenai, nu gerai, aš einu ten kėdę pasidėsiu. Aš geriau kiečiau pasidėsiu, ne ant sofkės, bet šalia jo aš nenoriu būti. Ir žinot ką? Jisai nusipelnė 5 metų kalėjimų. Ten tas ant sofkės jam dar davė sėstis. Nieko aš pakentėsiu. Žinot, ar aš esu laimingas, pasakykit? Taip mąstydamas. Aš nesu laimingas. Dėl to, kad aš atsisakiau, kad gailestingumas ateitų. Jisai nukautų visą tą reikalą. tą teisingumą, 5 metai tau kalėjimo. Ir meilė ateitų į mūsų santykius. O meilėje nėra kalties, nėra priekaištų. Atsimenat pamokslą, tikras draugas neprikaišė, tikras draugas nuslėpė, žinai, tą kvailystę tavo. Tikras draugas ieško draugystės. Ir taip toliau panašiai. Greta? Taigi gailestingumas, jisai triumfuoja prieš teismą. Jisai triumfuoja. Ir mes visada galima ateiti ir triumfuoti santykiuose. Žiūrėkit, mes dabar šičia sėdėdami galima klausyti pamokslą ir galvoti, nu jo, žinai, jeigu ten tas nebūtų toks asilas, lengviau būtų atleisti. Taip. Teisingai. Nu gerai, atsisėsiu šalia, bet nebendrausiu. Aš noriu jį mylėti. Man pasakė. Ir aš pakeliu galvą, sakau, aš Dievo mokinys, žiūrėkit šalia, ko sėdžiu. Ir pūžėt neraliuot. Ne? Aš Dievo mokinys. Aš perlipu per save. Matai, šalia ko sėdžiu? Ne. Atleidimas sėdi šalia ir sako, aš noriu su tam draugauti, aš noriu... Prieš kelis metus aš buvau Amerikoje ir tenai pastorius Šalderis sako, po konferencijos pabaigoje jis sako, žinai ką, turėkime planą ateinantiems 5 metams tapti draugų priešui. Geras, ne? Planą. Ką, aš dabar grįšiu namo, aš turiu tam priešų. Žingsnis numeris 1, žingsnis numeris 2. Aš einu link to, kad jisai būtų mano draugas. Ką aš darau? Aš noriu ieškoti meilės, koks mano žingsnis 1, žingsnis 2, žingsnis 3. 5 metai. Galbūt anksčiau, bet aš noriu žingsniuoti čia ir dabar. Nes aš noriu. Žinot, kas čia yra? Mano gyvenimas yra... Jisai atėjo ir jisai greit praėjo. Jis labai greit praėjo. Aš nenoriu savo gyvenimą sėdėti kaip teisėjas. Tu nuteistas. Taip aplinkui mane, tam tikrų spindulių nieks neliskit, nusidėjėliai. Ar ne? Ne, aš noriu, kad jie kaip tik glaustusi prie manęs, nes aš juos myliu. Teisingai? Gerai, atsiverskime Kolosiečiams. Eisim po biškį pabaigą. Kolosiečiams. 3 skyrius. 1214 puslapis. Kolosiečiam 3:13. Būkite vieni kitiems pakantus ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turi skundą. Apie tai mes šiandien kalbėjom, ar ne? Mes turime tų skundų vienas prieš kitą. Nuneškime mes jam ne skundo lapą, bet Jėzaus Kristaus atpirkimo lapą.
Gerai? Ten, kur sako atleist, nebėra. Kaip Kristus atleido, taip ir jūs atleiskite. O virš viso šito apsivilkite meilę, kuri yra tobulumo raištis. Jūsų širdise tebešpatauja Dievo ramybė. Jinai bus, žinot kada? Aš nusprendžiau mylėti, dėl to atleidau. Ir dabar viešpatauja ramybė. Jūsų širdise tebešpatauja Dievo ramybė, į kurią esate pašaukti. Mes esam pašaukti tenai. Viename kūne. Mes kalbėjome apie Kristaus kūną. Mes čia pašaukti esame į mylinčius santykius. Ir būkite dėkingi. Kristaus žodis tegul tarpsta jumise. Mokykite ir įspėkite vieni kitus visokiojopą išmintimi, su dėkinga širdimi, giedokite Viešpačiui psalmes, himnus ir dvasinės giesmes. Ir visą, ką bedarytumėte, žodžiu ar darbu, visą darykite Viešpatės Jėzaus vardu. Viską, ką jūs darote, darykite, ką Jėzus jam daro. Jisai atleido, nes jisai atpirko, tai aš ir tau tik tai ir te atnešu. Suprantate? Aš tau atnešu tik tai, ką Jėzus tau atnešė. Mes žinome, mes esame indai, mes neturime nieko patys iš savęs. Tik tai, ką pasiėmėm ir nunešėm iš taško A į tašką B. Mes pasiėmėm iš Jėzus Kristaus ir nunešėm tau. Taigi viską, ką darote, darykite Viešpatės Jėzaus vardu per jį, dėkodami Dievui Tėvui. Ir koks yra balansas viso to reikalo? Su manim pasielgia neteisingai. Ir taip, jisai yra neteisus. Taip, tas žmogus, jisai kvailai pasielgia. Biblija tokius žmonės vadina kvailius. Ne? Taip, kvailai. Bet aš ieškau meilės. Aš ieškau atleidimo. Ar, žiūrėkit, Jono 3,16, ne? Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį sūnų. Ką jisai pamilo? Kurį žmogų pamilo? Jis pamilo pasaulį. Žiūrėkit, meilė yra ne tiems žmonėms, kuriuos aš pasirenku, bet visiems žmonėms. Jeigu ne visiems žmonėms, tai jos nėra iš vis. Jėzus Kristus atmokėjo už visų nuodėmes. Jeigu aš vienam neatleidžiu, aš neatleidau visiems. Jeigu aš vienam žmogui negaliu atleisti, aš su visais žmonėm turėsiu santykių problemų. Suprantate? Arba aš atleidau visiems, arba nei vienam. Arba aš myliu visus, arba nei vieną. Kaip gali mylėti tą, žinai, šitą. Jo, tuo. Kaip galime jį mylėti? Žinot, kaip galim mylėti? Jisai neteisus, jisai padarė blogai, bet aš ateinu pas jį ir investuoju į jį meilę, bet nedarau jokių kompromisų su jo nuodėme. Jisai pasakė, jisai keikėsi, ne? Ir aš ateinu pas jį ir nesakau, kad keikis toliau. Bet aš sakau, Dievas atleidžia už keiksmažodžius, bet jis to pačiu disciplinuoja už keiksmažodžius. Jis to pačiu pataiso savo vaikus. Ir jeigu tavęs nedisciplinuoja, gal nesi vaikas ir eisi pragarą ir gali tu keiktis ir toliau. Tai yra tavo laisva valia, bet aš to nedarysiu ir aš apie tai nekalbėsiu, bet ką aš tu noriu pasakyti, Dievas atleido man, Dievas gali atleisti ir tau. Ne? Aš nenustoju bendrauti su tavim, nors ir tu keikis. Nors ir tu esi blogietis. Ir aš atnešu tau tai, ką Dievas tau atneša. Jėzus Kristus atpirko už visų nuodėmes, reiškia ir tavo. Nesvarbu, koks tu bebūtum. Ir mūsų, gerai, kalbant tarp mūsų, mes esame išgelbėti. Visi esame išgelbėti. Galite ranką pakelti. Tie, kurie tikri 100%. Ne visi tikri 100%. Gerai. Jeigu jūs nesate tikri 100%, Efeziečiams 2:8 ir 9. Tai yra dovana.
aš ją priemu, sakau ačiū ir aš esu tikras 100%. Ok? Visa kita, mano elgesys, mano užkištos ausis per pamokslą, mano gyvenimo užsispyrimai, visa tai laukia, prašosi Dievo disciplinos. Bet nėra neišgelbėjimo rodiklis. Suprantat? Aš apie kažką kitą jau pradėjau kalbėti. Gerai, išvada tokia. Aš noriu mylėti. Mano gyvenimas tik tai garas. Labai trumpas. Ir kiekvieną dieną jūs susidursite su tuo, kad kažkas neteisingai su jumis pasielgia. Ir kiekvieną dieną jums reikia atsakyti klausimą. Ar aš noriu toliau mylėti? Aš noriu jį mylėti. Galbūt netgi aš pasielgiau neteisingai ir aš noriu save mylėti. Ar aš noriu dabar savo karakyrį padaryti. Nes aš nusipelniau, ar ne? Jeigu aš noriu save mylėti, aš atnešu Jėzus Kristaus atliktą darbą už mane savo priešais akis. Žiūrėk, štai atleista. Nebegalvok apie save, tai blogai. Nebegalvok, mylėk save. Mylėk save, mylėk savo gyvenimą, kuris yra garas. Ir tegu Kristaus meilė valdo jūs, ar ne? Gerai, dėkojam Viešpatie. Dėkojam tai, ką girdėjom. Mes prašome, kad tie žodžiai, kuriuos girdėjom, jie būtų mums apreiškimas ir būtų mums laisvė mūsų gyvenimą. Jie padėk mums atleisti tiems, kuriems mums atrodo, kad sunku, bet iš tikrųjų tu atleidai jau. Reikia tik tai pripažinti. Mes trokštame, kad tavo meilė valdytų mus. Nėra nuostabesnio gyvenimo už tai, kad to garo pabaigoje mes sakom, wow, visas garas tiesiog buvo pripildytas meilės. Wow. Dėkojam Viešpatie už tai, ką mes galim girdėti. Jėzus vardu. Amen.